Paminėjote apsauginius kremus. Turbūt daugelis televizijos žiūrovų žino, kad yra apsauginiai kremai, kur kaip UV filtras, ultravioletinis filtras. Tačiau gal jūs galėtumėt paaiškinti, ką tai reiškia 10, 20, 15, 40 ir taip toliau. Tai tiesiog yra filtro stiprumas. Kuo didesnis skaičius, tuo filtras stipriau ir šiek tiek ilgiau apsaugo nuo saulės ultravioletinių spindulių. Dabar tokia yra nauja teorija, kad praktiškai neskaičiuotam laiko, ten, kad, pavyzdžiui, kuo stipresnis, tuo ilgiau. Visus filtrus, ar jis tai būtų tenai 20, ar būtų 50, rekomenduojama pakartoti po 3 valandų, jeigu jūs tiek laiko būnate saulėje. Filtrai yra skirstomi į cheminius, mineralinius ir organinius. Cheminiai filtrai labai gerai apsaugo nuo spindulių saulės, iš pat pradžių pradeda veikti, tačiau dažnai sukelia nepalankes odos reakcijas, kaip alergija, dermatitą ir panašiai. Mineraliniai filtrai dažniausiai yra organiniai, tokie, kurie sudaryti ten iš tam tikrų mineralų oksidų, kurie atspindi saulės spindulius. Jie yra saugus, tačiau pradeda veikti ne iš karto, sakykim, po pusvalandžio, kartais net ir po valandos. Ir patys naujausi yra organiniai filtrai, kurie tai yra tarp cheminio ir mineralinio toks bendras mišinys. Tai vat jie veikia iš karto, yra gan saugus. Sakėt, kad saulė gali būti priešas ir draugas. O tai soliariumai gali būti tik draugai ar ir priešai taip pat? Na, soliariumai yra daugiau suteikia estetinę odos išvadą, pagerina, ją rudina. Tačiau gydomojo poveikio soliariumas nesukels, tikrai nesukels. O žalingą poveikį jisai sukelia, kadangi būtent dažnai lankant soliariumą, būtent tas paviršinio odos sluoksnis gauna daug labai ultravioletinių spindulių A ir gali atsirasti, sakykime, odos ragėjimas, kaip soliarinė arba seborėjinė keratozė vadinama. Dar minėjot, kad saulės poveikis gali būti ir kancerogeninis, kitaip sakant, sukeliantis vėžį. Turbūt nėra žmogaus pasaulyje, kuris neturėtų vieno kito apgamo, o kai kurie turi 10 ir 100 netgi. Tai kaip vis tik tais reikia elgtis tokiems žmonėm, kurie turi daug apgamų, kurie galbūt ar labai tamsus blogai, ar ten raudoni šviesesni, gal ne taip blogai sauliai. Kaip elgtis žmonėm ir ką sukelia saulė būtent turintiems tokius apgamus? Praktiškai, jeigu žmogus turi daug apgamų ir jie, pavyzdžiui, yra dideli, virš 5 mm, vis tik aš patarčiau pasirodyti dermatologui arba šeimos gydytojui. Nes dažniausiai yra vis tik tam tikri apgamai, iš kurių gali kada nors kažkas įsivystyti, vadinasi, displastiniai apgamai. O yra apgamų, kurie, sakykime, yra absoliučiai ramus, geri ir iš jų retai kada nors kas nors vystosi. Jeigu žmogus netoleruoja saulės, yra labai greit sudega, nudega, be abejo, tokiem žmonėm reikia būtinai vartoti apsauginį kremą, net ir jeigu jis netostogauja, sakykime, vaikšto mieste ir ten, sakykime, trumpam išsirengia kaip po soduose ar tam prie ežero. Jeigu žmogus oda tamsi ir, sakykime, jisai gerai toleruoja saulę ir jo apgamai yra maži, be abejo, rūpestis yra bereikalingas. Turim apgamą ir jūs tik minėjot, kad apgamas ramus. Tai kitaip sakant yra ir gyvenantis arba gyvas apgamas. Taip yra, Į ką reikia atkreipti dėmesio ir kaip ramus apgamas keičiasi į gyvenantį, kuris gali įsivystyti iki vėžio, jo? Taip. Bet koks apgamas, jeigu jis kinta, sakykime, jis didėja, tamsėja, arba netgi nyksta, bąla, yra vertas parodyti specialistui. Šiaip į ką atkreipti dėmesį? Be abejo, kad visą laiką reikia atkreipti dėmesį į didelius, stambius apgamus, kaip minėjau, virš 5 mm, į asimetrinę apgamą, kuris, sakykime, yra netolygus, o kraštai nelygus, į apgamą, kuris keičia spalvą, į apgamą, kuris, sakykime, buvo visą laiką plokščias ir staiga tapo iškilęs. Tai rodo, kad jame vyksta kažkokie procesai. O jeigu aplinkui parausta apgama oda arba pradeda, sakysim, šlapiuoti, tai čia jau irgi blogai? Irgi blogai. Rodo, kad kažkas jame yra vykstantis procesas. Kokios baisios lygos apgamų? Pati baisiausia yra melanoma. Tai yra apgamo arba melanocito vėžys. Dėl ko tas vėžys toks baisus, kadangi kai suvėžėja kažkur tai melanocitas, jis gana greitai išplinta limfogeniniu keliu ir šitas apgamas labai metastazuoja. Praktiškai jis yra vienas iš baisiausių vėžių skaitomas. Ir jo labiau, kad jis yra nejuntamas, nes tas apgamo pakitimas gali žmogus ir nejusti ilgą laiką. Ir tik savalaikio operacija praktiškai duoda šansą pasveikti. Kažkada vis sakydavo žmonės, kad jeigu juodas apgamas, tai jau labai blogai, čia bus vėžys. O jeigu rūdas
arba raudonas, tai nieko. Tai melanoma yra kaip juoda, ar jinai gali būti visokia? Tiesiog tam apgame, kur yra juodas, kur yra tamsus, yra daugiau melanocitų, tų ląstelių, kurios atsakingos už mūsų spalvą, yra labai labai daug. Ir be abejo, tokiam apgame daugiau šansų, kad prie, sakykime, tam tikrų sąlygų gali kažkas įvykti. Tačiau nebūtinai. Apie 20% melanomų vystosi vos nelygioje odoje iš melanocito. Taip pat bet koks darinys, kuris, sakykime, išaugo, kuris nesugyja daugiau kaip 2 savaitės, arba šlapiuoja, reiktų pasirodyti dermatologui arba šeimos gydytojui. Čia matom praktiškai mazginę melanomą. Matot, jinai nėra tamsi, tačiau tai yra būtent, kaip minėjau, melanoma, kurioje mažai melanino. Bet tai jau yra mazginė melanoma toli pažengusi. Bet juodų taškų yra ir aplinkinė oda jau paraudusi. Uždegimą rodo. Štai čia yra, sakykime, reta melanomos forma, kai melanoma vystosi nago guolyje. Ir augdamas nagas tiesiog kartu auga ir tas auglys. Tai yra retai pasitaikant, tačiau blogos prognozės melanoma. Sakykime, čia yra bazalioma. Vėžys, kuris vystosi iš bazalinio odos sluoksnio. Tai yra vienas iš geriausių vėžių. Jis kaip taisyklė retai metastazuoja, beveik niekada. Tik tai plinta į šonus. Ir operacija visiškai tą vėžį išgydo. Tačiau taip pat gali atsirasti nuo saulės poveikio. Bazalioma iš bazalinio sluoksnio. Tai reikia šalinti visus odos sluoksnius? Praktiškai taip. Pjaunama yra giliau, plačiau, kad jis nepalitų ląstelių ir jis yra šiaip vienas saugiausių odos vėžių, kaip taip galima pasakyti. Aišku, vėžiai niekada nebūna saugus. Štai čia matome paprastą, tai yra gerybinė apgama. Jis yra stambus, tamsus, tačiau dermatoskopiją atlikus tai yra visiškai ramus geras apgamas. Odos operacijos atliekamos tik su peiliu, ar yra ir kitos metodikos, kaip, sakysim, ten, karpų šaldymas, nežinau, azotų, lazeris, dar kažkas tai? Vėlgi, žiūrint, ką jūs norit pašalinti, kokio odos auglį. Sakykime, jeigu tai yra gerybinis odos auglys, be abejo, yra privalumas lazerių, nes jis yra saugus, stiprus gydymas, nepaliekantis dažniausiai randų, greitai sugyjantis ir taip toliau. Bet tačiau, jeigu jūs įtarėt, kad tai apgamas gali būti blogas, ar ten, sakykime, yra displastinis apgamas, įtartinas apgamas, lazeris šiuo atveju nenaudojamas, kadangi lazeris sunaikina informaciją, jisai kaip ir išgarina tą apgamą.